Šiandien žiniose Panevėžyje lankėsi Seimo narys Algirdas Butkevičius. Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje informacija apie kasos aparatus smulkiesiems verslininkams. Fotografijos galerijoje Aleksandro Macijausko paroda. Šiandien Panevėžyje lankėsi Seimo narys Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Algirdas Butkevičius. Pirmoji vizito metu aplankyta vieta buvo centrinė miesto turgavietė, kadangi šiuo metu, kaip teigia pats Butkevičius, turgaus prekiautojams daug neramumų ir klausimų kelia kasos aparatų įvedimas. Kalbant apie turgų, tai labai didelis diskusijos vyksta Seime dėl vadinamų kasos aparatų įvedimų. Ir kada susitinki su žmonėm, pabendrauji ir pamatai tikrai, kokius jie turi dokumentus, reiškia, kokios yra darbo sąlygos, tai tu tikrai susidarai tada, galima sakyti, beveik tikrą nuomonę. Nes vien galvot, kas yra Gariūnuose ir priimti šitą tvarką gal visai valstybė, tai yra per daug pavojinga. Ir ypač, kada yra didžiulis nedarbas, tai, manau, reformas daryti tokiu laikmečiu ir kada vyksta didžiulė migracija, tai būtų didžiulė klaida. Aišku, labai buvo malonu išgirsti, kad pati, reiškia, vadovė turgaus atstovauja asociacijai smulkių verslininkų ir netgi pateikia vyriausybei pasiūlymus, kaip tą reformą reikėtų daryti, kad reiškia, jeigu perėt prie vadinamų kasos aparatų, tai reikėtų padaryti per tam tikrą laikotarpį. Kokie tai bus mokesčiai ir taip toliau. Tai gana yra protingi pasiūlymai, bet išvada viena, kad nėra susikalbėjimo tarp vyriausybės ir smulkių verslininkų. Algirdo Butkevičiaus teigimu, socialdemokratai kasos aparatų įvedimui nepritarė ir tikisi, jog vyriausybė vis dėlto atsižvelgs į turgaus prekiautojų nuomonę ir siūlymus ir priims abiems pusėms tinkamą sprendimą. Šiuo metu jokių kasos aparatų neturėtų būti įvesta. Ir manau, kad pirmadienį, kada vyks tas vadinamas mitingas, prie Seimo ten sudalyvaus nemažai politikų. Ir bus, aš manau, priimti kažkokie tai dokumentai, kreipimas į politikus. Ir manau, kad būtų geriausia, kad būtų pasiektas toks susitarimas tarp politikų ir verslininkų, kad sudaryti darbo grupę, kuri galėtų išanalizuoti, kokia iš tikrųjų yra padėtis šitoj rinkoj, kurioje dalyvauja smulkieji verslininkai. Ir ta darbo grupė pasiūlytų vyriausybei, reiškia, neskubėti įvesti kasos aparatų, bet tiesiog būtų nubrėžtos tam tikros kryptis, ką reikia daryti šitoje srityje ir būtų atsižvelgta į smulkių verslininkų pasiūlymus. Vizito Panevėžyje metu Seimo nariui Algirdui Butkevičiui buvo aprodyti socialdemokratų pastangomis atnaujinti darželį. Vienas iš jų – Lopšelis darželis Riešutėlis, dėl kurio renovacijos tuometinė miesto merui, o dabar Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nariui Povilui Vadopolui buvo pateikti įtarimai piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi. Tačiau generalinė prokuratūra dar šių metų pradžioje šiuos kaltinimus panaikino. Šis Lopšelis darželis yra ypatingas. Jeigu prisiminti istorija, mano ir socialdemokratų iniciatyva buvo renovuoti 6 Lopšeliai darželiai. Būnant man meru buvo pradėti renovuoti dar 6 Lopšeliai darželiai, iš jų pilnai atrenovuoti 2, o kiti dar renovuojami. Ar tiksliau pasakius, renovacija sustojo, kai atėjo į valdžią dabartinė valdančioji dauguma. Kodėl šiandien mes čia? Visų pirma, noriu labai pasidžiaugti, kad šis Lopšelis darželis yra atrenovuotas ir kolektyvas ir vaikučiai gali šiltai čia jaustis. Antra, esu labai patenkintas ir džiaugiuosi, kad būtent Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra panaikino visus įtarimus ryšium su šio Lopšelio darželio renovacija. Ir labai reiškiu tokią apgailestavimą, kad šį klausimą galima buvo čia išspręsti ir be generalinės prokuratūros. Paprasčiausiai reikėjo mane pakviesti į STT arba vietinę mūsų miesto prokuratūrą ir būtume viską išsiaiškinę. Bet manau, kad ateityje tokių nesusipratimų nebus. Mano kaip politiko ir mūsų visos socialdemokratų partijos rūpestis kaip politikų ir rūpintis mažyčiais vaikučiais, mūsų ateities karta, rūpintis neįgaliaisiais ir senjorais. Jeigu šitą darbą mes atliksime,
Tai reiškia, mūsų priedermė yra įvykdyta ir bus patenkinti ir patys socialdemokratai, ir miesto gyventojai. Povilas Vadopalas neslėpia, kad už miesto valdžios vairo sėdus socialdemokratams per 4 metus mieste būtų renovuoti visi darželiai, o mokykloms pakeisti langai ir durys. Valstybinės mokesčių inspekcijos internetinėme puslapyje gyventojams pateikiama atnaujinta informacija apie mokesčių naujoves 2011 metais, bei pateikti populiariausi klausimai ir atsakymai apie kasos aparatus smulkiesiems verslininkams. Taip pat čia yra parengtas ir viešai paskelbtas kasos aparatų įsigijimo išlaidų kompensavimo gyventojams taisyklių projektas, kad gyventojai ir organizacijos galėtų pateikti pastabas bei pasiūlymus. Šita informacija yra pateikta sugrupuota pagal mokesčius, pagal mokesčių mokėtojų grupės, todėl ją rasti yra nesudėtinga, o naudotis yra patogu. Internetinio puslapiu taip pat šiuo metu galėtų aktyviau pasinaudoti tie gyventojai, kuriems yra aktualus klausimas būtent dėl kasos aparatus, smulkiesiam verslininkam ar tai įmonėm, nes yra dabar paskelbtas kompensavimo tvarkos už kasos aparatus įsigytus smulkiesiam verslininkam taisyklių projektas ir savo pastabas, atsiliepimus gyventojai bei įmonės dėl šių taisyklių projektų gali pateikti iki vasario 7 dienos, todėl kviečiame apsilankyti. Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos mokestinių prievolių departamento švietimo ir konsultavimo skyriaus vedėja Rima Ramanauskienė pažymi, kad atnaujinta mokesčių inspekcijos informacija ypač svarbi gyventojams, vykdantiems individualią veiklą pagal verslo liudijimus ar turint valstybinės mokesčių inspekcijos išduotą pažymą autoriams, atlikėjams ir kitiems gyventojams, kurie privalo savarankiškai deklaruoti ir sumokėti mokesčius. Įmonės be abejo čia ras įvairius aktualius klausimus ir atsakymus į juos, pakeitimus gyventojų pajamų mokesčio, pelno mokesčio, pridėtinės vertės ir nekilnojamo turto mokesčių klausimais. Gyventojai, kurie deklaruoja savarankiškai savo pajamas, ar tai vykdantis individualią veiklą, ar pagal verslo liudijimą, ar tiesiog turintis kitų išlaidų, taip pat daugelį atsakymų į jiems rūpimus klausimus. Gyventojams primenama, kad visą informaciją mokesčių klausimais teikia Mokesčių informacijos centro specialistai trumpuoju telefonu 1882. Panevėžio fotografijos galerijoje atidaryta fotografijos meistro Aleksandro Macijausko darbų paroda Kaunas pro autobuso langus. Tai naujausių žymaus fotografo darbų ciklas, kuriame į Kauną žvelgiama metaforiškai. 3 savaitės Panevėžio fotografijos galerijoje veiks dabar nacionalinės premijos laureato. Tiesiog pavadinčiau Lietuvos klasiko Aleksandro Macijausko paroda Kaunas per autobuso langus. Tai va, šitoje parodoje ir matome, jis ilgai važinėjo autobusais ir fiksavo įvairias Kauno miesto gatves. Dauguma besidominčių fotografiją gerai žino jau klasika tapusias Macijausko serijas, kaimo turgus, demonstracijos. Panevėžyje daugiausiai triukšmo sukėlė menininko eksponuotas fotografijų ciklas, kuriame buvo rodomi senų žmonių aktai. Panevėžiečius daugiausiai šokiravo ne pati kūno nuogybė, bet faktas, jog menininkas išdrįso parodyti senus kūnus. Beje, aktams pozavo ir pats fotomenininkas kartu su savo žmona. Tačiau juodai baltas kompozicijas menininko naujuose darbuose pakeitė spalvoti vaizdai, kokius ir matome parodoje Kaunas pro autobuso langus. Jie sušvelnino ryškiausius autoriaus kūrybinio braižo aspektus. Vis dėlto svarbiausias Macijausko kūrybos bruožas metaforiškumas išliko, nors skirtingose fotografijų serijose jis vis kitoks. Parodą kvieščiau visus aplankyti, nes tikrai įdomi paroda, skiriasi ir Aleksandro braižas, visai kitoks šįkart stilius, palyginus su jau turgum, veterinarijos klinikom ir jau visų didžiulių fotografinių bagažų. Ši paroda spalvota. Aleksandras Macijauskas nenaudoja kompiuterio įvairių pagerinimų, pataisimų. Tai, kas yra natūroj, tai yra ir atspausdinta fotografijose. Aleksandro Macijausko paroda Kaunas pro autobuso langus fotografijos galerijoje veiks iki vasario 20 dienos.